Mūsų ansamblis vadinasi 10 tarptautinės tradicinių šokių stovyklos kanklininkių grupė LE. Šokius, kuriuos jūs labai gerai žinot, galima klausyti, galima ir šokti. Na tikrai nuostabų vakarą. O toliau mūsų sąraše mūsų vieni iš svečių. Tai bus sesutės ir broliukas iš Latvijos. O sekantis visiškai netikėtas numeris ruošiasi tie berniukai, kurie per šokių mokymus išmoko šokį Mikita.
O jiems pritars dainuodamas 3 gulbelas. Sesutės ir braliukai. Vaid, kur tu esi? Dar ne viskas. Okay. Yeah. So I read on internet that this is ecological. What's it called? Farm, whatever. So I'm gonna show you something ecological. That's a big secret, but I'm gonna share it with you. It's something I know. But now
all of you shall know that I shall share with you the secret of how to, after washing your hands, dry them using only one paper towel. Observe carefully. First watch as I wash the hands. I do it very carefully. I inspect the nails for imperfection. It's all good now. Now what do I do? What does the lay person do? The uneducated person, he goes and he's like, takes like 5, 6, whatever. But I shall share with you the secret, how not to do that. There is a secret move you should know. First of all, you should have the freedom and peace in your hands, so that they're free, like this, yeah? So you do like this, but at the very end, you like stress them, so it stops delivering the water safely to the environment. Watch. Yeah, so. And do that like 15 times, but that's a lot of times, so not to be boring, you can count something like a song or whatever. Like, Kur tu teci, gailītimā. Yeah, so that's approximately something like 16 times. And now I take a paper towel. That's the second secret. Watch. What do I do now? Look, there's water in the middle, but it's dry on the outside. But so I want to be practical, ecological. So since paper can it soaks up water very good, then I can fold it like this. Look, and now the water is more homogeneous throughout the paper. And I do this again. Yeah, and now I fold it again, because there's still, I can see there's still dry space here. Yeah, so I do it and fold it until, well, this one not very good for folding, but the idea is the same. And now my hands are dry with only one paper towel. Let me show you again the secret. Kur tu teci, gailīti mans? And my hands are dry. Touch them. With me today was my assistant, Inga, master of paper towels. And may you help me with one problem? You know, we are going out of toilet paper. All this right. Yeah. Taigi dėkui broliukam latviam už ekologijos pamokėlę. Tikiu, kad naudojant šitą praktiką galėjom nenaudoti servetėlių. Nežinau, būtų užtekę nuo pirmadienio dar. Dabar norėtumėm paprašyti mūsų pagalbininkį mergaičių nešti į sceną lazdas. Nebijokit publiką, nemušim jūsų. Gelbėti. Vaikinai. O dabar į sceną labai norėtumėm pakviesti vaikinus, kurie mokėsi šį šokį. Neišsigaskit. Jeigu išsigandot, atsuksim šviesas į publiką.
Kaip ir žadėjom, jeigu nesit savanorių, atvesim prievartą. Gerai, drąsuolis vienas. Andriau, juodpusi. Verskit visomis lazdomis. Aurelijau darbu, tai jūs esate kviečiamas į sceną. Dalis Aurelijus kviečiamas specialiai. Reiktų dar vieno savanorio. Reikite pasirinkti savo lazdas. Dar vieno. Prisipažinkit, kas mokėtės. Parodykit, ką išmokot. Vytautai, jūs esate ekspertas. Ateikit į sceną, parodykit jauniems berniukams, kaip reiktų šokti. Ir ateini šokti tu! Grieb galą! Gerai, užteks tiek savanorių. Savanorius burti. Taip pat dar vis sulaukiam berniukų, dabar laukiam mergaičių. Ar galėtų ateiti 3 gulbelis ir padainuoti? Scena, aš dabar įsakęs. Taip, kelių reikia. Trys mergaitės. Turėtų būti 3 gulbelis. Čia limba. Gerai, Mes norėjom bet mes jūsų neatspėsim. Tomo Valdono Radina. Jūs turi skaičiuoti greičiau. Mes irgi nežinom, ką daryti. Kur yra Tomo Valdonė ir Vaida? Ateikit, visos galit būti 3 gulbelas ir 2 antelas. Goda ir Julija taip pat yra labai kviečiamas į sceną. Čia bus dabar improvizacijos stalius. Kaip toliau nuo šito... Duoda į rankas pagalį ir Na, publika, ar pasiruošę šou pamatyti? Ne, kažkas už galvos. Tai sakė, matai, šiaurus vėjas apakėjo, kad mikita rogius ėjo, šiaurus vėjas apakėjo. Laukit, ne, neteisingai šau. Čia turėjo būti polko žingsnelis pradžiai. Mikita rogius ėjo, šiaurus vėjas apakėjo, kad mikita rogius ėjo, šiaurus vėjas apakėjo. Mikita, mikita, mikitukas mikita. Mikitienė grikius malai, mikitukas dalykalai, mikitienė grikius malai, mikitukas dalykalai, mikita, mikita, mikitukas mikita, mikita, mikitienė blynas kepė, mikitukas sviestu depė, mikitienė blynas kepė, mikitukas sviestu tepė, mikita, mikita, mikitukas mikita, 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 mikitukas mikita. Mikitienė vėlė mėsų, mikitukas sakė tiesų, mikitienė vėlė mėsų, mikitukas sakė tiesų, mikita, mikita, mikitukas mikita, mikita, mikitukas mikita, 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 mikita.
tada galbūt galėtume prieiti prie mikrofono. Kadangi Lietuvių etninės kultūros draugija išsireikalavo tarmių metų, mes norėtume jūs pakalbinti. Jūs turėtumėte atsakinėti tik žemaitiškai. Kaip sekėsi mokytis šokti? Nu, manai, kad visą man didelę poikę sekasi šokti ir visą, kas špuosus daryti. Tiek galiu pasakyti. Tai ačiū. Kaip iš žemaičiaus daugus neišpešit iš žmonės. Na, bet taip iš žemaičio bent išpešėm, kad bent pastrikinėja gerai. Algi, galbūt ir tu galėtum pasakyti, ką nors tarmiškai ir pristatyti mūsų 7-uosius? Ignalinskai. Ignalinskai. Nu, taip, gerai. Kur čia tas 7-tas? Kur čia kas prašyta? A čia tavo šit rašo 7-tas? Nu, taip. Aš daktaras. Tai tada kviečiu aukštaičius iš Panevėžio. Mergiotės, kurios su vainikėliais gražiai va čia vasėdė. Tai prašom, eikit ant scenas ir papasakykit kularystą dabar. Labą dieną, gal galėtume papasakoti, ką veiksite šiandien ant scenos. Labas vakaras. Labas vakaras visai Lietuvai, ir Baltarusijai, ir Lenkijai, ir Latvijai. Ir dar nemačiau. Mes į šitą traukinį tik šiandien. Tai čia mums viskas labai dar nauja. Iš tikrųjų galim pasivadinti paupiniai, nes paupį įsikūrėm. Jeigu kam ryte arbatos ar laužo, už kokį kelkit Panevėžį ir Uteną, mes jums iškart viską pateiksim. O kadangi nelabai turėjom daug ko pasiruošti ir talentų turim labai daug ir mūsų pakankamai irgi daug, tai tiesiog sukūrėm ekstra talentą parampampam. Tad labai kviečiam, jis labai lengvas, visi tikrai mokėtumėte ir jūs. Tai bandysim iš pradžių lėtai, o paskui truputį greičiau. Tai priminsim, kad čia buvo tik vienas iš talentų. Surasite paupiuose. O dabar norėčiau pristatyti labai tokį mistinį dalyvį, kaip čia kas nori, jisai išnyra iš tamsos, pasakė, kad yra Petras, nori dalyvauti ir staigiai dingo į tamsą. Taigi, kviečiu tą personažą iš tamsos. Talentų dabar pažintų. Matau, atskrenda lyg Supermanas. Aš pastebėjau, bet tingiau žinai. Labas rytas, matau, pasaulis šviečia, tai turbūt rytas, maišausi čia truputėlį. Tai va.
Padainuosim dabar taip. Joja bernelis, gražus joja žirgelis, joja į dvarelį, laukia ten mergelį, džiaugias tėvelį, gražus žentelis, strainas jo žirgelis. Ir atėjo naktelį, patikėjo mėnulį. Klausia tėvelis, ar miegojai mergelį. Močiutės loveliai, gražiai drožinėtoj, išpuoštoj gėlėtoj. Ne tėvelį, gal tu du mergelį, tu miegojai svirnelį. Gražiai loveliai, mamos ir tėvelio dideliai. Ne tėvelį, aš miegojau tvartelį, kiaulių lovelį. Na, atsiprašau, kas tai. Aš šiek tiek pristatysiu šį talentą. Šis talentas iš tikrųjų kalba lenkiškai tik tais. Taip? Ir jisai gali tik dainuoti lietuviškai. Jisai lietuviškai nešneka. Школа, то мне bardzo подобається. Поздравим всіх з Мишиколи, мені тут дуже подобається. Ще пише Лятувіс, Петр Забаравич, Згінес Лятувіс. Не знаю, куди у мене це представлення. Viskas sugadinai. Так, jestem Polakiem, nie, naprawdę Polakiem, nie, z Warszawy przyjechał, co ja to gadam z dury? O dabar. Pokštas nepavyko, bet mes turim tikrų lenkų. A band from Poland. Our musicians who used to teach us to dance those mazurkas, obereks. Okay, so where's other Poland people? Я не размовлю по-польски. Gerai, gal tada praleidžiam juos, ką čia pas mus toliau. Ką aš tam raštą neskaitau. Atsiprašau už savo raštą. Toliau tuomet norėtumėm pakviesti mūsų skautus ir šiaip ekstremalių žmonės iš Kauno Lygaudą. O ruošiasi pas mus? O ruošiasi dar kiti svečiai, kuriuos jau galiu pristatyti beveik, jiems giminingų kalbam, tai yra Baltarusija. Čia nėra skautai, čia yra tik talentas. Jau susirinkat, ne? Ar dar atbėgs?